Sveiki visi tie, kas atšventėte kalėdas ir laukite naujųjų metų. Aš esu Nerijus Kesminas ir mes kalbėsime apie futbolą vėl. Šventinių laikotarpių taip pat. Taip yra todėl, kad jie žaidžia, mes kalbame. Prenumeruokite mano kanalą, o jei norite žinoti daugiau nuomonių ir įžvalgų, o dabar važiuosime apie tai, kas vyks tuoj po naujų metų. Sausio 1 dieną, kai ryte, 15:15 atsibudę pakelsite galvą iš lėkštės, žvaliai pradėsite kalendorinius 2025-uosius, įsijunkite iš karto televizorių, nes ten jau jūsų lauks Brentfordas ir Arsenalas, Premier lyga, tokia lyga, kuri žaidžia net ir sausio 1. Ir tose rungtynėse Arsenalas, aišku, pabandys išlaikyti tą tempą ir ritmą, kurį yra pasiūlęs Liverpoolis. Dabar svarbiausia neatsilikti, dabar svarbiausia susirinkti savo taškus. Jie be Bukayo Sakos progas kurti be jo, aišku, sekasi sunkiau, nes tai yra pagrindinis įvarčių generatorius ir pats muša ir perdavimus dalyje rezultatyvius į kairę ir į dešinę. Bet kažkaip net ir jo netektis Arsenalui taškų rinkti netrukdo. Taip įmušti tuos įvarčius sunkiau, bet tai bus rungtynė su Brentfordu, kuris 3 kartus iš eilės Premier lygoje metų baigoje nelaimėjo. Tai yra komanda, kuri smuktelėjo į antrą turnyro lentelės pusę dėl to, kad progų bus mažiau, turbūt ir įvarčių bus mažiau, todėl spėčiau, kad 1-2 vartukai ir rungtynė Arsenalo pergalė. Sausio 2, ką mes galėtume veikti, pavarom į Saudo Arabiją, ką? Ten negaudysime Cristiano Ronaldo ar kitų praėjusio dešimtmečio futbolo žvaigždžių, ten futbolas šį kartą bus itališkas, Super Taurė italai žaidžia ten, Interas Atalanta Riade ir, rungtynės dėl titulo, vienai per kitaip. Titulas galbūt, daiktus vadinant savo vardais, netoks reikšmingas kaip Scudetto ar netgi ta pati Italijos taurė, bet vis dėlto tai yra titulas. Kitas klimatas, kita aplinka, nesatsira atmosfera, aišku, prie daugelio dalykų teks pristaikyti, daug ką daryti teks prisiversti ir Intero ir Atalantos futbolininkams. Abu dabar skrieja tiesiog kosminiu greičiu. Serijoje A, Atalanta yra pirma, Interas atsilieka tašku ir užima 3 poziciją. Čia irgi turėtume tikėtis atraktyvaus futbolo, bet titulo laikis vis dėlto turėtų labiau kamuoti Atalantą. Bent aš taip spėčiau, jiems tie iškovoti titulai nėra tokia kasdienybė kaip Intero futbolininkams, todėl drįsiu spėti, kad taurė keliauja į Bergamą. Chronologinė tvarka, sausio 3 važiuojame šį kartą į Ispaniją, Valencijos miestelą, ten škvalai, uraganai, potviniai gerokai sujaukė Valencijos tvarkaraštį, aišku, turbūt ir ne tik žaidybinį ritmą, bet ir psichologinę žaidėjų būseną. Labai sunkiai dabar kapstosi Valencija, 19 vieta turnyro lentelėje, o priima jį Realą, kuris kaip atranda savo futbolą, kuris titulą bei iškovojo metų pabaigoje, laimėjo prieš meksikiečių Pačiuką kovoje dėl stipriausio pasaulio klubo titulo. Ir ta atmosfera, tas psichologinis fonas, sakyčiau, suponuoja mintį, kad Realas laimės, spėčiau, bent 2 įvarčių skirtumų ir Kylianas Mbappé mušė 3 iš 4 pastarųjų rungtynių. Žmogus panašu bunda iš košmariško sapno, anksčiau ir vėliau taip ir turėjo nutikti, todėl spėju, kad ir šį kartą labai realu, kad jis įmuš. Ir savaitės pabaigoje grįžtame į Premier lygą, jau į kitą turą. Sekmadienį mes turėsime žanro klasiką, Liverpoolis Manchester United Anfield'e, futbolo karas kitaip nepavadinsi, bet žaidžia 2 komandos, kurios labai skirtingos. Liverpoolis yra turbūt geriausia, ką mes turime pasaulyje šį sezoną. Manchester United dar blogiau negu buvo. 14 jie uždarė 2020, būdami 14 jie uždarė 2024-uosius ir ta pozicija leidžia manyti, kad Liverpool'e jiems bus labai sunku. Liverpoolis
14 įvarčių per pastarąsias 3 rungtynes, turnyro lentelėje jie vis toliau nuo persekiotojų, aš nekalbu apie Manchester United, aš kalbu apie tuos, kurie arti antroje, trečioje pozicijoje, todėl šį kartą negailestingas verdiktas Liverpoolis įmuš porciją įvarčių, 3 arba daugiau, laimės bent 2 įvarčių skirtumų, o Mohamedas Salah 4 įvarčiai per 3 pastarąsias rungtynes, nematau ne vienos priežasties, dėl kurios ši serija turėtų nutrūkti. Na ir pirmadienis, sausio 6, ten Nottingham Forest. Tai yra karščiausia turbūt sensacija iš šio Premier lygos sezono analų. Komanda, kuri laimėjo 5 kartus iš eilės ir yra antra. Ne nuo turnyro lentelės apačios skaičiuojant, o antra literaliai. Iškart po Liverpoolio. Wolverhamptonas irgi ten link antros vietos, bet turnyro lentelės apačioje vėlgi tai yra nebėra tas pats Wolverhamptonas, kuris buvo iki trenerio kaitos. Kalendorinius metus jau užbaigė monstrišką savaitę. Per 3 Premier lygos rungtynes iškovojo 7 taškus ir tai, aišku, prideda pasitikėjimo savimi, prideda noro kovoti per šventes. Aišku, galbūt tas ritmas šiek tiek bus sutrikdytas, bet vėlgi ir Nottinghamas kažkada turėtų nelaimėti. Nebūna taip, kad to lygio komandos laimi 7, 8, 9 ar 10 kartų iš eilės. Spėčiau, kad šį kartą Nottinghamas nelaimės ir prognozuokime lygiąsias. Tiek šiam kartui, sėskite prie šventinio stalo ir vėl, o futbolą žiūrėsime jau kitais metais.